Ačiū, gerbiama pirmininkė. Aš norėčiau paklausti, jeigu Seimas apsispręs ir priims šio įstatymo pakeitimą, tai įgaliota institucija pagal įslaptinimo terminus, informacija, jeigu žymima visiškai slaptai, tai galės viešinti tik po 30 metų. Ne, matot, reikalas tame, kad šiem dokumentam sudarius juos buvo suteiktas ne visiškai slaptai terminas. Aš suprantu, kad galima, bet matot, įslaptinimas nepagristas įstatymui nepagristas įslaptinimas yra irgi baudžiamas. Tai yra negali sugalvoti dirbtino preteksto ir staiga tuos dokumentus, kurie turėjo, pavyzdžiui, slaptai statusą, padaryti visiškai slaptų. Kokiu pagrindu? Kokiu pagrindu? Ypač mirusių asmenų bylas. Kur čia atsiranda pagrindas? Jo nėra. Tai šiuo atveju Valstybės saugumo departamentas tokių pagrindų neturėtų, bet jie sudarė dokumentus, jie už juos atsakingi ir mes iš jų negalim tos atsakomybės pasiimti savo. Bet galimybę susipažinti turime sudaryti. Ir paskutinysis Artūras Zuokas klausia. Dėkoju už galimybę paklausti. Klausimą gal sudarytų dvi dalis. Tai be abejonės, kad valstybė turi vykdytis prisimtus įsipareigojimus. Tačiau aš gerai suprantu, kad pirmasis terminas buvo 15 metų. Taip. Ir tie žmonės, kurie prisipažino arba liustravosi, jie puikiai žinojo, kad valstybė jiems garantuoja 15 metų apsaugą. Terminas praėjo, pratęsėm dar 10 metų. O po to dar... Pratęsėm 75 metais. Tai kaip ir matyt teisinga bus tų žmonių atžvilgių laikytis ir pirmo termino. Ir koks amžius šiandien tų žmonių, kurie yra tose bylose, jeigu galėtume truputėlį pateikti statistiką? Aš minėjau, kad, bet čia daugiau teorija, nes nepriklausomų nei komisijai, nei iliustravau, nežinau. Man tik tai savo laiku, kadangi moksliniais tikslais buvo galima susipažinti tik tai apibendrintą informaciją, aš irgi klausiau, koks amžius? 2000 metais 58 metai. Vidutinis amžius. Vidutinis amžius dabar būtų 83 metai, bet ten buvo ir jaunesnių, šiek tiek. Jauniausias sakė, dabar turėtų būti jau 65 metų, o vyriausias jau net nežinau.